Sveiki! Šiandien paliesime temą, kuri norim to ar ne veikia mus visus, kiekvieną dieną. Ir dažnai net patys to nesuprantam. Taigi, štai praktinis gidas, kaip atpažinti propagandą. Pasiruošę? Pradedam. Dažnai tenka girdėti, manęs propaganda neveikia. Pažįstamas jausmas. Tiesa? Juk atrodo, kad esam racionalūs, kad mus įtikina tik faktai, tik geležinė logika. Ar tikrai? Na, o čia ir yra visas kabliukas. Propagandai visiškai nereikia, kad ją kas nors tikėtų. Ji veikia ir taip. Ji tiesiog apeina mūsų racionalų protą ir smogia giliau į psichologiją. Gerai, tad jei ji veikia be mūsų sutikimo, tai kaip apsisaugoti? Iš esmės, vienintelis kelias - tai perprasti, kaip visa tai veikia. Pažiūrėkime į pagrindinius propagandos metodus. Vieną po kito. Pirmasis ir ko gero vienas galingiausių įrankių – tai super supaprastinimas. Įsivaizduokim sudėtingą problemą. Propaganda tiesiog paima ir išmeta visus niuansus, visus bet, visas pilkas spalvas. Kas lieka? Ogi paprasta kaip 2x2 istorija, čia geriečiai, o čia blogiečiai. Viskas. Ir kodėl tai taip gerai veikia? Viskas labai paprasta. Mūsų smegenys, jos tiesiog nekenčia nežinomybės. Neapibrėžtumas kelia stresą. O propaganda ateina ir pasiūlo tokį greitą patobų atsakymą. Jis nuramina. Nesvarbu, kad neteisingas. Svarbiausia čia ne tiesa, o jausmas, kad viskas aišku. Tas emocinis komfortas. Gerai, antras metodas. Nuolatinis kartojimas. Čia jau veikiama grinai brutalia jėga. Pagalvokime, kodėl tie patys šūkiai, tos pačios frazės sukasi nuolat. Ta pati žinutė, tas pats pasakojimas kala ir kala per visus kanalus – televizija, radijas, soctinklai, kol galiausiai tai tampa tiesiog foniniu triukšmu. Ir net jei iš pradžių galvojame, kažkokią nesąmonę, po 100 karto tai tiesiog įauga į pasąmonę. Psichologai tam turi pavadinimą – tiesos iliuzijos efektas. Mūsų smegenys turi tokį, trūkumą. Jos painioja tai, kas pažįstama, su tuo, kas teisinga. Ir kuo dažniau kažką girdim, tuo labiau pažįstama tai atrodo. O kas pažįstama, tuo atrodo galima ir pasitikėti. Galiausiai teiginys ima atrodyti kaip tiesa, net jei tam nėra nė vieno įrodymo. Trečias metodas – apeliavimas į emocijas. Va čia reikėtų ypač suklusti. Kai diskusijoje staiga dingsta faktai, skaičiai, šaltiniai, o vietoj jų atsiranda kalbos apie šventą pareigą, istorinę misiją ar tiesiog pradedama gąsdinti, tai raudona vėliava, labai aiškus signalas. Emocijos veikia kaip koks jungiklis. Kai jos užverda, pyktis, baimė, pasididžiavimas, kritinis mąstymas tiesiog išsijungia. Ir tada apimtas emocijų žmogus nebeklausia, ar tai tiesa. Jis klausia, kas kaltas? O propaganda, žinoma, mielai tą kaltininką parodo pirštu. Ir tai mus atveda prie 4 metodo – priešo sukūrino. Tai klasika, mes prieš juos. Tas priešas gali būti bet koks, išorinis, vidinis, jo veidas gali keistis, bet mechanizmas visada tas pats. Svarbiausia, kad būtų kažkokie jie. Kodėl tai taip efektyvu? Nes bendras priešas stebuklingai sukuria vidinę vienybę. Atsiranda mes. Ir tai labai patogus būdas pateisinti visas savo klaidas ir nesėkmes. Juk jeigu dėl visko kalti jie, tai mums patiems nebereikia galvoti, ką darome ne taip. Atsakomybė tiesiog išgaruoja. Gerai, tai buvo pirma metodų porcija. Dabar pereikim prie subtilesnių dalykų. Prie tų, kurie iškreipia ne tik jausmus, bet ir patį realybės suvokimą. 5 metodas – miglota biurokratinė kalba. Ar teko girdėti frazes kaip optimizavimas, resursų perskirstimas, vertybių apsauga? Skamba taip neutraliai, tiesa? Netgi teigiamai. Bet kas už jų slypi? Kaip dažnai struktūrinės reformas iš tiesų reiškia masinius atleidimus? Kalba čia tampa tiesiog skydu, kuris atitveria mus nuo nemalonios realybės. Pažiūrėkime į šį pavyzdį, jis tiesiog tobulai iliustruoja, kaip tai veikia. Atvelio vadyba teikiant pagalbą šeimai. Skamba daug švelniau nei vaiko paėmimas iš tėvų, ar ne? Tokie žodžiai, eufemizmai tiesiog numuša moralinį pasipriešinimą. Jie sumenkina paties veiksmo svorį. 6 metodas – klaidingas konsensusas. Čia tikslas yra sukurti įspūdį, kad visi taip galvoja. O kas galvoja kitaip, tie yra arba keistuoliai, arba marginalai, arba tiesiog jų nuomonė nutylama. Sukuriama iliuzija, kad egzistuoja tik viena teisinga daugumos nuomonė. Ir vėl tai smogia į mūsų prigimtį. Juk niekas nenori būti baltu varnu. Baimė atsidurti mažumoje, būti atstumtam yra labai stipri. Dėl to net jei viduje kirba abejonė, daugelis tiesiog pasirenka tylėti. Saugiau. 7 metodas.
labai pavojingas – istorijos perrašymas. Propaganda istorijai nežiūri kaip į faktų rinkinį. Jei istorija tai molis, o iš molio galima nulipdyti bet ką, ko tik reikia šiandienos tikslams. Nepatogus faktai – ištrinam, nesėkmes – pamirštam, viską nušviečiam naujoje, teisingoje šviesoje. Pagalvokime, koks to tikslas. Žmogus, kuris neturi stabilaus praeities suvokimo, sunkiai gali vertinti tai, kas vyksta dabar. Jei kažkas kontroliuoja atmintis, jis kontroliuoja ir išvadas. Ir kai lieka tik viena, oficiali tiesa, kritiniam mąstymui tiesiog nebelieka vietos. Ir galiausiai 8 metodas – neišvengiamumo naratyvas. Šitas yra ypač galingas. Kai pradedama sakyti, kad sprendimai yra neišvengiami, kad nėra alternatyvų, kad istorija taip lėmė, iš diskusijos iškart dingsta 2 dalykai – pasirinkimas ir atsakomybė. Juk jei viskas neišvengiama, tai kam tada diskutuoti, kam priešintis, kam apskritai stengtis? Šis naratyvas tiesiog paralyžiuoja. Jis sukuria bejėgiškumo jausmą ir skatina tiesiog pasyviai priimti viską, kas vyksta. Gerai, aptarėm 8 metodus. Skamba gal ir niūriai. Tai koks priešnuodis? Kaip tam atsispirti? Įdomiausia, kad siūlomas ne atsakymas, o teisingas klausimas. Bet prieš tai svarbiausia išvada. Reikia suprasti, kad propaganda ne visada atrodo kaip akivaizdus melas. Dažnai jie atrodo kaip labai patogus paaiškinimas. Toks, kuris tiesiog sutaupo mums mąstymo pastangų. Paprastai, kai gaunam kokią nors informaciją, pirmas impulsas yra klausti, ar tai tiesa. Bet pasirodo, kritinis mąstymas prasideda ne nuo šito klausimo. Tai nėra efektyviausias būdas apsisaugoti. Vietoj to klauskime štai ko. Kodėl tai sakoma? Būtent tokiu būdu, būtent dabar ir būtent tokiu tonu. Štai jis, tas esminis klausimas. Jis perkelia mūsų dėmesį nuo to, kas sakoma, prie to, kodėl tai sakoma. Ir kai pradedam analizuoti tikslą, o ne tik turinį, atsiveria visiškai kitas vaizdas. Tai nėra sunki našta, tai įrankis. Įrankis, kuris suteikia laisvę mąstyti patiems.